Labas, esu Gediminas Simutis, dirbu asmeniniu treneriu sporto klube Apelsinas ir esu OCR dar treneris. Pats atstovauju Lietuvą ir turiu didžiulę Flow Team gražią komandą Klaipėdoje. Mūsų nariai yra visada pasiruošę užkariauti pasaulį ir šiandien esame Skaladrim laipimų sienoj oazėje. Tai bus įdomių dalykų. Sveiki, mano vardas Trofim ir aš esu Skaladrim komandos narys. Laipėjau be maž gal apie 20 metų, esu sportininkas mėgėjas ir sunkiausia pralipta trasa mano uolos yra 7C. Šiandien mes pabendrausime su OCR sporto atstovu, pažiūrėsim, kaip jam patinka veikla mūsų salėje, nes sąsajų tarp mūsų sportų yra tikrai. Ir sekantį sykį, kai mes susitiksim, mes jau būsime svečiuosi pas OCR. Iki. Esu Anastasija, esu laipėtoja ir Skaladrim atstovė. Laipėjau apie 10 metų jau taip, jeigu rimčiau pasimti. Esu Lietuvos čempionė 23 metų. Einam lyp. Jeigu ateitum vienas sportuot į tokią salę kaip Skaladrim, tai tu labai greit išeitum, nes ta prasme nesupranti, ką daryti, kaip daryti ir būtent profesionalų pagalba yra number one prioritetas. Tai aš tikrai žinau, kad aš ateisiu šičia ir sportuosiu, nes mano sportui tai labai patinka ir tinka. Ir šiandien didžiausias atradimas, kad laikyk nykšti arti. Ir ta prasme, atrodo, kai kurios terasos, neveikiamas, ta prasme. Ir Hebrytė pasakė, kur dėt koją, kaip pasisukti, kaip išnaudoti visą kūną. Ir tai yra sportas, aš nežinau, kaip vadinasi, tiksliai šitas sportas. Laipiamas, ar ne? Ir tai yra olimpinė šaka, ar dar? Eiktų. Tai dar turiu vilties, kad pateksiu į tą traukinį. Ir labai faina yra iš tikrųjų, kad dirba visas kūnas. Tai nėra, kad kažkokia izoliuota raumenų grupė, o dirba viskas realiai. Ir ypatingai smegenis. Ir ta prasme rekomenduoju visiems, ir nesvarbu, vaikas, kaip tik vaikams tinka. Ir laikysinai turbūt irgi labai geras. Taip, kad labai man patiko tas dalykas, jog pradėjom nuo apšilimo. Tai nebuvo tiesiog einam, lipam ir viskas. Tai viskas labai profesionalu. Dabar žiūrėkit, dar tempimus darom. Miegosiu kaip kūdikis. Ar grįšiu? Taip. Ar patiko? Taip. Ar duosim žaibus? Jas varysim. Tai kitą kartą pas tave. Taip, mes Flow Team Klaipėdos komandą kviečiam. Jo, jie sakė pasiruoš, biškai pabėgiosim, palaipysim irgi po savas kliūtis, paruošim traselę ir bendrausim, padarysim labai gražių reikaliukų.